Labadiena. Labadiena. Tai noriu paprašyti jūs prisistatykite, papasakokite trumpai apie save ir apie organizaciją, kurią jūs atstovaujate. Aš esu Eglė, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos bibliografijos informacijos skyriaus darbuotoja. Mano pareigos yra vyresnioji bibliotekininkė. Bibliotekoje dirbu jau nuo 2007 metų, tai būtų jau 8 metai. Ir tiesiog mūsų veikla, skyriaus veikla yra tikrai įvairiapusiška, tai ir atsakome ir skaitytojų užklausas, ir straipsnių kūrimas bibliotekos lydės kataloge, ir lankytojų konsultavimas. Tas konsultavimas dažniausiai susijęs su kompiuteriniais klausimais, klausia, kaip vieną ar kitą veiksmą atlikti. Na ir taip pat mūsų skyriuje vyksta kompiuterinio raštingumo mokymai. Ir turbūt savanoriškai irgi tenka susidurėti, ar ne, savanoriškai pamokyti? Taip, ateina žmonės, ateina daugiau vyresnio amžiaus žmonės, jaunimas galbūt jie daugiau gauna tų kompiuterinių žinių jau ir mokykloje, ar jau daugiau jie viską moka, bet vyresnio amžiaus žmonės tikrai kreipiasi. Tenka, reiškia. Prašymais pagelbėti, pamokyti ir mokom, tiesiog vyksta tas mokymas. Tai, ponia Eglė, man būtų smalsu sužinoti, kokia bendrai jūsų nuomonė apie savanorišką veiklą, apie savanorystę. Tai manau, kad savanorystė tai yra tikrai puikus būdas išėti save, tobulėti, galų gale padėti kažkam tai. O jaunimui tai tikrai yra vienas iš būdų įgyti darbinės patirties ir tai tikrai pagelbėtų ateityje ieškant darbo. Tikrai būtų didelis pliusas būtų. Taip, aš tikrai pritariu, manau, kad turėtų jaunimas labiau atsisukti į tą savanorišką veiklą. Prašau papasakoti, kokia jūsų asmeninė patirtis būtų savanoriška veikla, užsiimant, vedant kompiuterinio raštingumo mokymus. Ar seniai vedate tokius mokymus? Na, mūsų bibliotekoje kompiuterinio raštingumo mokymus jau vedu nuo 2009 metų. Visai prasidėjo tokie mokymai. Ir jau tikrai nemažai žmonių baigė tos mokymus mūsų bibliotekoje. Na, apytiksliai, kad buvo mūsų būtent skyriuje bibliografijos informacijos, tai jau būtų daugiau nei 50 grupių baigė. Mes mokymų trukmė pas mus yra 14 valandų iš viso. Tai taip pat lankytojams teikiamos ir individualios konsultacijos, ir vedami individualūs mokymai lankytojų pageidaujamomis temomis. Galbūt vienas žmogus iš tų kursų nenori lankyti, bet jis nori pagilinti žinias tam tikrą temą. Pavyzdžiui, kaip naudotis elektroniniu paštu. Galbūt lankytojai reikia pagalbos naudojantys socialiniais tinklais. Tai mes apmokome ir tokiom individualiom temom tiesiog. Tiek kursai, tiek individualiai gali kreiptis žmogus. Supratau. O ponia Eglė, bet ar pas jūs, kaip jūsų organizacijoje pasitelkiami aplamai savanoriai, bet kodėl jūs pradėjote tą savanoriškai dirbti, mokyti? Kadangi pati esu lankiusi kompiuterinio raštingumo kursus įvairiomis temomis ir vienokius ir kitokius, tai tikrai kažkokį tai žinių bagažą sukaupiau ir man tikrai yra smagu pasidalinti tomis žiniomis ir su kitais, tuo labiau, kad tie kompiuteriai tikrai dabar veržiasi tiesiog į mūsų aplinką. Be jų jau tikrai labai daug paslaugų yra kompiuteriais, kurį reikia, kad pas gydytoją užsiregistruoti. E-paslaugų, taip, elektroninių paslaugų. Daug labai elektroninių paslaugų. Na ir tiesiog tas, kai mokai kitus, esi priverstas ir pats tobulėti, gilini žinias, kad galėtum atsakyti įvairiausius besimokančių žmonių klausimus. Supratau. O sakykit, ponia Eglė, ar susidurėte su kažkokiais sunkumais mokymuose?
Na, turbūt gal toks kaip iššūkis ar tai sunkumas būtų, kad tik, pasitaiko klausimų, į kuriuos galbūt ne visada žinai atsakymus, iš karto net negali atsakyti. Tai, bet tuomet tai būtų kaip ir paskata paieškoti informacijos, pasigilinti ir galbūt tada vėliau žmogui pateikia vis tiek tą atsakymą. Ir tuo pačiu pats tobulėjai turbūt, ar ne? Ir pats tobulėjai, taip atrandi kažką naujo. Tiesiog kažkiek simokai kartu su tais žmonėmis, kuriuos mokai. O sakykite, prašau, ar jūsų bibliotekoje yra savanorių kompiuterinio raštingumo mokytojų, profesionalų, galbūt jūs pati esate? Tai taip yra tikrai kolegų, kurie moko kompiuterinio raštingumo. Na, aš savęs gal profesionalu ir nelaikyčiau, bet manau, kad per visą savo darbo laiką sukaupiau nemažai patirties ir įgūdžių, kad tikrai kažkiek patobulėjau. Gal dar iki to profesionalo kažkiek ir trūksta, bet tų žinių, manau, turiu. Supratau. Ne, ir gal paskutinis klausimas būtų, ar jums, vedant tuos kompiuterinio raštingumo mokymus, ypač savarankiškai, savanoriškai dirbant, teikiant asmenės konsultacijas, bet bendruomenės nariams, ar jums būtų patogu, jeigu turėtumėte kažkokią mokymo priemonę tam skirtą, tokią, kad būtų pagalba jums tokiems mokymams, ar būtų patogu turėti tokį? Na, man tikrai manau, kad mokant tikrai yra patogu turėti tam skirtą, kryptingai paruoštą kažkokią tai metodiką ar tai vadovėlį. Manau, tai yra nemaža pagalba ruošiantis paskaitoms ir lengviau tiesiog susiplanuoti savo darbą, tą būtent tų paskaitų laiką. Taip, tai būtų tikrai nemaža pagalba. Turbūt jau dar pasiteirausiu, turbūt jau teko susidurti, matyti projekto This is It mokymo priemonę naujai paruoštą, kuri kaip tik skirta savanoriams. Na, aš viliuosi, kad ta priemonė jums pasitarnaus ateityje vedant mokymus. Taip, tikrai pasitarnaus, tikrai. Gerai. Tai ačiū Jums labai, ponia Eglė, už pokalbį. Geros dienos. Viso geriausio. Ačiū Jums visą.